Ar ekonominė plėtra visada gali būti suderinta su žmonių teise į kokybišką gyvenamąją aplinką, kur baigėsi verslo interesai ir prasideda bendruomenės teisė būti išgirstai? O galbūt įmanoma, jeigu ieškoti, tai rasti sprendimus, kurie leistų šioms vertybėms egzistuoti greta. Šiandien kviečiame į pokalbį apie Jašiūnų seniūnijoje Sakalų kaime veikiantį paukštyną, kuris vieniems simbolizuoja naujas darbo vietas, verslo plėtrą ir investicijas. Kitiemsgi tai yra nerimas dėl savo gyvenimo kokybės, krašto ateities. Į šį pokalbį kvietėme ne tik Merkio Aukštupio krašto bendruomenės atstovus, bet ir uždarosios akcinės bendrovės Agroja atstovus, o taip pat rajono savivaldybės administracijos atstovus. Apgailestavome, tačiau uždarosios akcinės bendrovės Agroja atstovai atsisakė dalyvauti pokalbyje, nors atsakingas ir rimtas verslas turbūt turėtų suprasti, kad tokiais jautriais bendruomeniai klausimais dialogas ne tik yra reikalingas, bet turbūt ir būtinas. Taip pat apgailestaujame, kad pokalbėje atsisakė dalyvauti ir Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos atstovai. Nors ši tema tiesiogiai liečia rajono gyventojus, o taip pat rajono plėtrą, aplinkosaugos ir turizmo plėtros klausimus. Taigi šiandien savo poziciją išsakys Merkio Aukštupio krašto bendruomenės atstovas Danas Arlauskas. Įgaliotas atstovas. Įgaliotas visos bendruomenės, kuris gyvena šalia paukštyno, kaip ir jo kaimynai, ir stebi situaciją ir, žinoma, bendruomenė kelia klausimus. Tai gerbiamas Danai, jūs gyvenate tokiame gražiame rajono kampelyje, tačiau kartais tas kampelis tampa turbūt mūšio lauku. Girdėjome apie jūsų mūšį su Danais. Laimėtą mūšį, jo situacija buvo pasiekiusi teismus ir tuomet jums pavyko apginti savo interesus. Tačiau turbūt, nežinau, tikėjotės ar nesitikėjote, iškilo nauja grėsmė. To buvusio Danų valdomo kiaulininkystės komplekso vietoje atsirado paukštynas, kuris taip pat jums kelia didžiulį rūpestį. Tai papasakokite, nuo ko prasidėjo ta istorija, kaip bendruomenė, kokiu metu jinai sužinojo apie planus, kad to buvusio kiaulininkystės komplekso vietoje atsiras paukštynas. Iš tikrųjų, tai mes sužinojom visiškai atsitiktinai, kadangi dabartinė tvarka informavimo suinteresuotų asmenų, ten bendruomenių, apie tokių objektų atsiradimą, jinai labai palanki tokiem labai, aš sakyčiau, tai piktybiniam subjektams, kurie nori, aš sakyčiau, apgaulės būdu gauti leidimus, o būtent tų leidimų gavimas jis irgi dėka būtent lobistų. Aš kadangi dirbau šitoje sferoje, aš labai gerai žinau, kaip veikia sistema. Ir visa ta sistema tokia, kad bendruomenės turi labai mažą tokią galimybę, pavyzdžiui, sužinoti apie kažkokį objektą, tu gali vieną dieną išvysti, kažkas atsirado, kažkoks svapas atsirado. Panašiai kaip buvo ir su kiaulininkystės šito kompleksu. Ir šitoje vietoje, žinot, labai įdomu, man buvo pačiam įdomu perėti visą tą kelią, kaip čia tas informavimas. Aš tiesiog įėjau į dirbtinį intelektą, į Gemini ir uždaviau visus klausimus apie, ar gali mums kelti pavojų, toks objektas, kurį ruošiama čia statyti, kodėl mes negavom savalaikį informacijos. Ir Gemini labai įdomiai, sudėliojo, kad apskritai pats informavimas jis yra ydingas. Pavyzdžiui, užtenka paskelbti kažkokį tai, skelbimą kažkokiam laikraštėlį, kurio niekas neskaito, nes kada buvo kuriama ta tvarka, tai pačioje žiniasklaidoje buvo kita situacija ir laikraščių tiražai ten buvo, sakykime, Lietuvos ryto kokio 500 000. Ir aš, kai vadovavau keliom bendrovėm, privaloma tvarka reikėjo apie visuotinius susirinkimus skelbti viskas. O dabar, jeigu ten tiražas 100, įsivaizduokit, egzempliorių, kas jis skaito? Tai turbūt ir susidarė tą tokią ydingą praktiką, kad tos bendrovės, turinčios tokių planų, būtent ieško tokių skelbimo būdų. Jie žino. Antras dalykas, teisingai, lyg tai seniūnijos skelbimo lentoje. Tada man pasakykit, kiek žmonių
kiekvieną dieną važiuoja arba teiraujasi apie tai, kad, kasgi ten tokio tau svarbaus yra. Antras dalykas, o kiek čia žmonių apskritai turi galimybę nuvažiuoti seniūniją, kai, sakykime, per Buikus važiuoja vienas autobusas ryte ir vakare grįžta. Visą tą, reiškia, situaciją, jie tie, kurie piktybiškai kažką tai nori pakenkti, sakykime, taip, preliminariai mes taip sakom, tai jie naudojasi. Jeigu subjektas, jis pasižymėtų, tai vadinama socialinė atsakomybė, Tai va. kas labai Europoje, bet visas šitas iš tikrųjų labai stipriai išvystytas, tas kultūrinis supratimas apie tai, ką mes čia darom ir kaip mums labai svarbu, kad nepažeisti aplinkosauginių, bendruomeninių ryšių, tada viskas būtų gerai yra. Ir tokių pavyzdžių labai daug yra. Bet būtent mūsų tvarka, jinai sukonstruota taip, kad jeigu tu nesi socialiai atsakingas, tai tu gali, taip, sakykime, vystyti tą verslo modelį. Smarvė jums, pelnas mums. Nesumažinti smarvę kainuoja labai daug. Taigi, pradėsim nuo to, kad mes sužinojom visiškai atsitiktinai, po to mes, aišku, jau tada kreipėmės į valdybę, tai tada jau mums atskleidė, kas čia yra, kaip, mes tada sužinojome, kas tas Agroja, tada kilo tokių klausimų. Dirba 2 darbuotojai, apyvarta ten, įstatinis kapitalas berods 2000 eurų, apyvarta ten irgi kelios dešimtis. O kaip jie tokie, galų gale man, kuris praėjęs nemažą tą verslo tą patirtį, kaip tu gali tokį stambų pramoninį objektą, dirbantį nenutrūkstamų, galima sakyti, režimų visą parą, kaip tu užtikrinsi aplinkosaugoje visą kitą. Ir tada mes pradėjome ieškoti informacijos, o kasgi čia tie tokie, iš pradžių sunkiai, po to jau tada, kai viską sudėliojom. Tai reiškia, Amerikio agrofirmos savininkas, berods jis Nemateką valdo tenais, čia kažkada kiaulių kompleksą vystė, tada jie čia su Idavank pradėjo su kiaulėmis, ten vėlgi viskas buvo taip, nesąžiningai viskas padaryta, kadangi jie nebuvo gavę leidimo, to tipko tai vadinamo, jie ten panaudojo sutartį padarė, po to lygtai taip sutartį buvo, kad mes lygtai abudu jie ten atsakingi, ir tada suprantat, kai abudu atsakingi, tada Idavank visiškai, jisai nesistengė ten investuoti. Ir tada suprantat, kvapas toks galingas pasileido, kad neįmanoma buvo, reiškia, tiesiog gyventi jau. Kitas dalykas, gerai, tuo metu su savivaldybės pagalba, kadangi mes kartu veikiam, nes savivalda irgi suprato, kad, kaip jūs sakot, čia yra kultūrinė prasme, labai jautrus objektas, aš pavadinčiau, tai yra vos nesvarbiausias Jašiūnai turgeliai, vos nesvarbiausias kultūrinė prasme rajonus kelias. Turizmo prasme. Turizmo prasme, kiek turistų pravažiuoja. Ir tada, jeigu toks kvapas būtų kaip iš Rudamino savo laiku, tai įsivaizduokit, pabandykit pritraukti turistų. Turbūt vargu ar kas nors. Tada savivaldybė investuoja į Paulovos Respubliką, ką labai gerai, bet ten milijonai. Dabar jau 3 kartą po sudegimo į Vilkiškių dvarelį. Tai yra didžiuliai pinigai. Ir atsiranda toks objektas, kuris kaip rakštis, ne šiaip savo, o jis atsiribuojasi su rekreacinė visą tą zoną. Tai mes supratom, kažkas čia negerai visoje šitoj. Tai yra bendrovė, reiškia, kurie nori statyti su bendruomenė, reiškia, nepalaiko jokio ryšio, įvairiausiais aplinkiniais būdais bando gauti tą leidimą. Savivaldybė irgi tyli, nors mes visada sveikinam, kad tas kultūrinis orientavimas yra labai gerai, bet čia kažkas tai veikia. Ir tada mes išėjom viso šito, kas ta Agroja, kad irgi turi tą politinį palaikymą savivaldybei taryboje. Savininkas, ponas Vaitiekauskas, kuriam čia visiškai nerūpi, nes jis kažkur toli, o čia tik tai panaudos pagrindais Agrojai išnuomos tą sklypą ir mes matom, kad kartojasi, tai yra kiaulių fermos Idavank, tik tai žymiai blogesnis scenarius. Tada jau mes sukrūtom. Tada mes kreipėmės į savivaldybę, buvom susitikę ir su meru ir mes supratom, kad situacija yra labai komplikuota.
todėl kad objektas veikia pagal visus įstatymus, jie kaip ir gali, sakykime, tą tęsti, nes jeigu tai būtų kažkokia plytų fabrikas, savivaldybė galėtų užblokuoti. Bet čia yra žemės ūkio, suprantama. Jis nepatenka į tą pramonės apibrėžimą. Žinoma, jeigu būtų savivaldybės politinė valia, jeigu savivaldybė žiūrėtų iš tikrųjų, tai vadinamas holistiniu būdu, žiūrėti bendrą, tai, kad objektas ribojasi su rekreacinė, jie galėjo imtis priemonę, sakykime, pakeisti paskirtį tenais, yra variantų. Bet jie nepadarė, tada mes suprantam, kad yra stipresnės jėgos, kur savivaldybės galių neužtenka, nes aš matau, kad irgi su vienais savivaldybė šneki, tai vienas vicemeras kalba, jūs čia nebijokit, čia viskas gerai, čia jokio kvapo nebus. Tada aš sakau, yra labai geras posakis. Dievų mes tikime, visi kiti turi įrodyti. Jūs, sakau, neįrodot, jūs sako, tikinat, bet mus jau tikino ne vieną kartą. Kazokiškių sąvartyno aplinkinius gyventojus irgi tikino, kad viskas bus gerai, poveikia aplinkai, vertinimas buvo padarytas taip, o kas dabar yra ten? Suprantate, ten yra ekologinė katastrofa. Ir dabar kas? Visi tikino, kad viskas bus gerai, taip? Ir dabar į ką daryti su to sąvartynu dabar, taip? Suprantat, patinė situacija. O kodėl aš labai gerai žinau šitą sąvartyno kazokiškų reikalus, nes aš ten turėjau namą, kurį laiku spėjau parduoti. Tai sekasi jums turėti namus prie tokio objekto. Jo. Tai ką aš galėjau žinoti, kad čia irgi bus panaši situacija. Turbūt ieškojote vietos, kurioje negalėtų tokios situacijos kartotis. Taip. Ir mesgi gyvenom 2003 metais, nusipirkom šitą visą tą sklypą. Ir 15 metų, ne 15, mes 9 metais, 6 metus viskas buvo gerai. Bet po to ateina nesąžiningi verslininkai, kaip į Davank, jie net siūlė mums pinigus. Kiek, sako, jums čia kainuotų, jeigu kad kvapas netrukdytų? Tai tokie dalykai... Už ramybę tiesiog. Ramybė. Ir aš supratau, kad čia bus blogai, todėl kad aš tokių pavyzdžių girdėjau, sakykime, kad ir taip pačiu Rudaminoje bendruomenė buvo sudariusi sutartį su paukštininkystė, kad ten, į koncertą nuveš, dar kur nors jos, bet suprantat, bet jie tada pradėjo piknaudžiauti. Ir tada bendruomenė irgi kreipėsi į teismus ir Rudaminos paukštynas kažkiek apsitvarkė. Nėra ten tokio kvapo, bet jie gudrauja, jie rytais paleidžia kvapą ir tie, kurie važiuoja. Tai mes matom, kad grįžtam prie to paties. Jeigu mūsų verslas ir ypatingai tie verslininkai, kurie čia nori investuoti, jie jaustų socialinės atsakomybės, tokį, suprantat, tą pojūtį, mes galėtume su jais, bet jie vengia mūsų, jie nesusitinka. Jie net į štai ir laidą netėjo. Tai rodo, kad jie bijo, jie neturi ką pasakyti, jie galvoja, kad išspręs per jėgos arba kažkaip kitaip dalykus ir tada, mes kovosim. Tai kaip ir dabar jie sako, mes viską darom pagal įstatymą, o to savo atsakomybės nebejaučia, kad reikia komunikuoti su gyventojais, vesti dialogą. Todėl, kad įstatymas yra toksai, kad jie gali gudrauti. Todėl, kad mūsų institucijos, kurios atsakingos už būtent tokių objektų veikimą, jos yra silpnos. Netgi ašgi gavau vidinės informacijas iš Nacionalinio visuomenės veikimo centro, iš kitur. Jie man sako, jūs kovokit, todėl kad tas kaip kompiuterinis modeliavimas. Sako, jūs suprantat, jie atsiunčia mūsų tas išvadas, o mes neturim būdo patikrinti, ar jie viską teisingai padarė. Ir tada mes turim In God we trust, all other must bring date. Tai angliškas posakis. Dievu mes tikime, visi kiti turi įrodyti. O mes, sako, neturim kaip. Ir tada mes turim pasirašyti. Bet štai, čia dalia, vienas labai svarbus momentas. Žiūrėkit. Procesai yra atskirti. Dabar yra mažoji bendrija, kuri jiems daro tą poveikį aplinkai vertinimą. Agroje dabar yra kaip ir šone, ar ne? Tai dabar ta mažoji bendryja
Jie pas juos yra viskas, jie kepa tos copyrightas, tai vadinama. Aš jau žiūrėjau, kad ne vienam objekte. Jie tą patį daro. Žiūrėkit, čia nereikia jokių apsaugos priemonių, čia nenutrūkstamas technologinis procesas, vištos kakos, mes iškart išvešim ir nereikia nieko čia investuoti. Ir mes apskaičiavom, kad jūs busit laimingi ir kvepuosit kurortiniu oru. Prada apie ką? Va, Taip, taip. Ir tada jie atiduos šitą ataskaitą į būtent aplinkos agentūrą. Aplinkos agentūra kartu su visuomenės sveikatos centru, ką jie turi daryti. Tai dabar padarom prielaidą, kad kurie ruošia šitą programą, jie čia falsifikuoja viską. Bet suprantat, bet po to mes jiem negalim jokių pretenzijų pareikšti. Jie jau rankas nusiplauna, pinigus pasiėmė, ir viskas. Ir mes liekam ant ledo. Jūs, atsiprašau, turėjote susitikimą jau su poveikio aplinkai vertinimo dokumentus, kurie ruošia bendrovę. Taip. Ir jūs turbūt ir pateikėte, girdėjau klausimus jiems. Ar jau gavot atsakymai? Dar negavom. Jie ruošia. Bet žiūrėkit, mūsų klausimai labai paprasti yra. Mes sakom, kad kvapas atsiranda ne tik vidinant, bet netgi kaip kraigą mėšlai išvežti, pakrovimas, valyme, dezinfekcija, transportavimas. Ir šitam savo modeliavime, šitos dalies jie nieko net nesiruošia. O čia yra didžiausias kvapas atsiranda. Ir dabar jie šitai poveikia aplinkai vertinime, tai vadinamas tas alternatyvas B. Ar reikia papildomų priemonių kvapų suvaldymui? Rašo, nereikia, nes jų modeliavimas parodė, kad nebus blogo kvapo. Suprantat kaip? Ir tada vėlgi, kažkas patvirtins šitą poveikio aplinką vertinimą, jokių papildomų priemonių nereikia, tada kvapas atsiranda ir tada mes atsiduriam vieni mūšio lauke. Tada mes turim gaudyti tą kvapą, kurį paleidžia naktį, kurį paleidžia ryte, tada skambinti telefono 112 tenais, kaip darėm su kiaulėmis, kada pastoviai bombardavom, kreiptis į savivaldybę, tada ten 2 savaičių laikotarpį ten sudarys komisiją, atvažiuos ar yra ar nėra, to kvapo aišku nėra, todėl kad, jiegi išleidžia tada žino kada, kur. Tada mes ir sakom, žiūrėkit, jeigu jūs čia geranoriškai norit iš tikrųjų su mumis, kad norit, jūs esat socialiai atsakingi, tai žiūrėkit, mes tada padarom tokį dalyką, kad įrenkit viešai prieinamas oro kokybės stebėsenos stotelės, amoniako, kietųjų dalelių, meteorologinių duomenų, vėjo krypties, normaliai, taip? Taip, tiesiog buitiškai labai. Buitiškai. Taip. Ir kad tai būtų realių laikų. Jie nenori šito. Nes jie puikiai supranta, kad tai yra papildomas išlaidos, teisingai. Pavyzdžiui, dabar įsivaizduokit, tai yra 1,5 milijono, 28 tūkstančiai mėšlo to. Kažkas sutrinka, dingsta elektra, taip? Kažkoks ten, pavyzdžiui, ūkininkas, kuris prižadėjo, kad viską išveš, jis bankrutavo ar negali. Tai kur krauta mėšla, taip? Tai mes ir sakom, tai jūs paruoškit tą tvarkas, kad jeigu krizinių situacijų, ką jūs darysit, kaip jūs spręsit tą problemą. Kazokiškių sąvartynas, tai analogiška situacija. Kažkur įstrigo, kažkoks ten ant bankroto ribos arba netaip daro ir tada visi ten veža, nes nėra alternatyvų. Jie nenori šito. Tai irgi papildomos išlaidos. Tai irgi papildomos išlaidos. Mes taip pat sakom, sudaryti įmonės ir bendruomenės narių priežiūros grupę, pasiūlant juos dalyvauti ir savivaldos atstovai. Tai jeigu jūs esate socialiai atsakinga, tai Agrojos vadas seniai turėjo mums paskambinti ir sakyti, žiūrėkit, mes statom, mes nenorim pykti su bendruomenė. Mes norim, iš tikrųjų daryti ir mesgi sakom, mes ne prieš darbo vietų kūrimą. Mes sakom, kad darbo vietos turi kūrimas ne taip, kaip jūs dabar smarvė jums, pelnas mums, teisingai, o kūrimas taip, kad niekas nenukentėtų. Tai yra galima padaryti. Žinote, kas juokingiausia? Aš kartais irgi pasižiūriu Baltarusijos televiziją, nes man įdomu, aš ne tik Baltarusijos, Rusijos visą žiūriu. Nes jeigu žmogus nori suprasti, kas vyksta pasaulyje ir aplink,
tai tu turi neužsisklendęs ten būti bačkoje, ar ne, ir 2 skylutės akim ten, o žiūrėti visą. Ir ką aš ten pusę valandos rodė apie naujai atidarytą Baltarusijai Paukštyną, netoli čia sieną su Lietuva. Žinokite, modernios firmos, įrengimai, kurie stabilizuoja tą kvapą, neleidžia ten biotikai tie visi, kurie ten, tos pačios, kad vištos, kad joms gyvenimo kokybė būtų gera. Jo. Ir dabar aš nuvažiavau į tą Grują, klausykit, ten, baisu yra, ten kažkoks tai, gal kokių 1957 ar 63 metų, kokie buvo pastatyti, tai yra baisus, tie šiferiniai stogai, ten viskas apleista. Tai pats svarbiausias dalykas, ir aš galvojau, įmonė, kuri nieko neturi, tai yra žmonės, kurie vadovauja, savininkai, kurie už ten stovi, jie dar yra seno tarybinio raugo tokie, kaip sakyt, visas tas vaizdas. Tai kaip jais mes galim pasitikėti? Tai žinoma, mes ginsimės ir mes apsiginsim. Dar daugiau aš galiu pasakyti, mes dabar telkiam ir kitas bendruomenės, kurios aš susipažinau su mūsų teisminė praktika, kiek buvo apeliaciniam teisme, kiek buvo aukščiausiam teisme, kai visas vyko. Ir mes dabar jungiamės tam tikrą grupę, mes padarysim kaip kultūrininkai. Mes tą darysim dėl to, kad tai yra, jūs pasakėt, mūšio laukas ir šitą mūšyje mes kovosim ne tik už save, už visą bendruomenę, bet galų gale kovosim už Lietuvos ateitį. Todėl, kad negalim, kai šalis vos nepirmaujantį visam pasauliu pagal interneto skverbti, teisingai, 5G ateina, visą kitą. Dabar čia atsiranda veikėjų, kurie gyvena 20 amžiaus kažkur tenais antroje supratime. Tai taip negali būti. Tai tai trumpas toks įvadas. Tiesiog aš sakau, kad mes kaip bendruomenė, ir aš jau nekalbu apie nustatyti realią, o nesumažintą sanitarinę apsaugos zoną. Ir kaip jie ten rašo, jeigu ir bus, tai pagal poreikį kažką tai daryti. Tai mes sakom, pradėkit veiklą tik tada, kai kvapų mažinimo ir stebėsenos priemonės jau bus įdiegtos, o ne vėliau pagal poreikį. Jo. Bet štai dar grįžtu aš prie dirbtinio intelekto. Taip? Ką reiškia dirbtinis intelektas? Visuomenės kreipimosi, projektai, viską mums išdėstė, kokia yra situacija. Žinot, aš iš pradžių susidariau, žinot, su kokia problema? Ir mes mūsų bendruomenė, kad mes ieškojom, kas gali apskritai poveikia aplinkai programą tą. Čia reikia specialistų, mes ne specialistai, aš esu baigęs radiofiziką ir teisę, žinot, bet ne aplinkosauga. O pasisamdyti kažką, tai irgi, čia savo viekom tai geriausia kreiptis į intelektą. Jo, bet mes kreipėmės į specialistus, specialistai atsisakė. Todėl, kad yra kartelinis susitarimas tarp tų, kurie rašo poveikia aplinkai, kurie dirba, ir jie, kaip sakė, varnas varnoj akės nekerta. Tada pirmas pradėjom nuo, kadangi aš esu gerai įvaldęs, santykinai šitą dirbtinį intelektą, mes ten suformavom klausimus, įkėlėm į dirbtinį intelektą visą tą programą, ir ką raso mums dirbtinis intelektas. Pirmas. Prieštaravimas Šalčininkų rajono savivaldybės bendrojo plano sprendimams. Ir rašo jie, kad teiginys, kad tiek paukščių laikymas yra suderinamas kabutėse su rekreacijos plėtra yra absoliučiai nepagristas. Beje, šalia ten gyvena irgi Buikų kaime Vilnietė, kurie ten turi nusipirkę sklypą ir kuri dirba Vilniaus savivaldybės architektūros skyriui. Jinai kreipėsi į savivaldybę su to pačiu klausimu, kad prieštarauja bendrajam planui. Gavo atsakymą. Gavo atsakymą, kad neprieštarauja. Tai čia, reiškia, įdomi situacija, tai aš po to su ją kalbėjau. Sakau, žiūrėkit, Slano, tai kaip, sakau, čia kaip jūs galvojat, kodėl jie tai parašė? Sako, žinot, čia yra požiūrio klausimas. Aišku, galime kreiptis į teismą, ilgas procesas, bet, jeigu savivaldybė, jinai
nori palaikyti kažkokią tai pusę, tai jinai gali ir parašyti. Jeigu savivaldybė nori palaikyti kitą pusę, jinai galėjo parašyti, kad prieštarauja. Tai va, o kadangi vicemeras televizijoje laidoje, kurį mes iniciavom tą laidą, pasakė, jie gali būti ramus, nes kvapo nebus, kaip tu vicemerė, tu gali kalbėti apie tai, kad, kvapo blogo nebus, jeigu tu esi nei savininkas, nei įmonės vadovas ir tu neturėsi galių, netgi būdamas vicemeras, užtikrinti, kad kvapas nebūtų blogas. Tai va, visas dirbtinio intelekto. Tai aišku, mūsų didelis palengvinimas, nes mūsų tada nereikės advokato. Beje, labai įdomu. Aš kreipiausi pas advokatą, kuris mums padėjo su kiauliam. Sakau, klausykit, sakau, jums nereikia, aš jums sako nereikalingas, sako. Jis mane pamokė, kokius klausimus suformuoti dirbtiniam intelektui. Sako viskas. Ir aš jau dabar puikiai dirbu, dirbtinis intelektas kaip mano geriausias draugas mūsų bendruomenės. O taip ir gyvenama. Dabar žiūrim, kas toliau. O toliau tada, dabar pakalbam apie tą plėtrą, nes iki šiol, kol kompleksas veikia, jame buvo laikoma apie 20 000 paukščių. Dabar, kai jau to pilno pajėgumo turbūt siekia bendrovė, bus laikoma 1,5 milijono paukščių. Tai tikrai labai ženklus kiekis. Tai ko dabar jūs labiausiai bijote? Vis dėlto kvapų, taršos, vandens užterštumo, galbūt transporto srautų kažkokių, tai ar apskritai to masto? Žiūrėkite, mes nebijom nei masto, nei nieko. Pirmas dalykas, kad jie dar 20 000, jiems nereikia poveikio aplinkai vertinimo. Iki 20 000 jiems nereikia to. Jo, kai jie viršia taip, tai reikalinga poveikio aplinkai vertinimo. Kas dabar ir vyksta? Jo, mes bijom to, kad institucijos neturėdamos, aš jau minėjau, techninių, metodologinių galimybių, nes jiems bus labai sunku apsiginti ir priversti juos, kad jie padarytų tą gilesnį poveikio aplinkai vertinimą viso technologinio proceso. O ne vien tik tai, kaip jie tikina, kad surinkimas ir išvežimas ir nesukels jokių kvapų, žinot. O mes sakom, reikia vertinti ekstremalų atvejį, taip kaip yra Kazokiškių sąvartyne, kas bus, jeigu kažkokiam, būtent technologiniam procese, kažkokia grandis sulūš. O sulūžtai vėlgi daug kas gali būti sulūžti. Tai ir elektra dingsta, tai yra meteorologinės sąlygos kažkokios, tai yra ateina krizė, kažkokia tai bendroviai krizė, nesuvaldo. Tai yra krizė tie, kurie naudos jų tą produktą, jiems jo nereikės, į ką tada daryti, kur dėti visas tas mėšlą. Ir kas mus dar ypatingai krenta į akis, kad visoje dabar toj programoje pas juos yra didesnis rūpestis paukščiais. Suprantat, jie vėdins orą leis, suprantat, paukščiam, kad jie temperatūrą, bet jie negalvoja apie gyventojus. Tai yra, kai kalbam apie socialinę atsakomybę, kodėl jie apie paukščius rūpinimasis yra? Todėl, kad yra pelnas. O jeigu, smarvė kokia bus ten, jau mums nesvarbu. Mums svarbu užtikrinti vėdinimą paukščiams, o kas išeis pro kitą galą, jeigu jie vėdina, oras ateina, bet jisgi turi kažkur išeiti, ar ne? Be abejo. Tai kur ten išeina, ten nieko nėra numatyta. O išeis mums smarvė. Tai štai ir sakau, vėlgi, spręsk žmogų, apie žmonės pagal ne jų žodžius, pagal darbus, taip? Tai kai mes dabar atseksim visus ten veikiančius asmenys, kurie dalyvauja šitą projekte, mes ten nematom jų, kad jie būtų linkę į socialinę atsakomybę, kad jų gyvenimas parodytų, jog jie atsakingai žiūri į verslą ir tada kelia mums tą nerimą. Jeigu būtų, suprantate, tie, kurie turi galią, turi būti sukurtas kontrolės mechanizmas. Bet jeigu mūsų valstybės institucijos negali užtikrinti tos kontrolės dėl savo būtent gebėjimų, dėl savo galios, jų galios, aparatūros, matavimo prietaisų, mes esame viską taip perėję. Kazokiškių sąvartynas vėlgi viską rodo. Valstybė lyg tai turi galią, bet nieko negali padaryti. Ir kai viskas tas sukrenta, kas kenčia? Žmonės.
Ir tai ne vien tik tai mūsų, tai yra ir kituose. Man buvo labai įdomu stebėti, kai ta pati mažoji bendryja aplinkos saugos specialistai, man atrodo, Telšiuose irgi susitikimą, aiškiai, su visuomenė. Susirinko ten irgi daug žmonių, ten aktyvi bendruomenė, bet aš matau, bendruomenė neturi gebėjimų suprasti, kas tai per procesas. Tada jie sako, žinote, mes tai nebijom tų kvapų. Svarbiausia, kad nebūtų praplėsta sanitarinė apsaugos zona, nes tada mūsų nekilnojamo turto vertė nukris. Brangieji, kai taip teisingai, kai sanitarinė apsaugos zona jinai praplėsta, taip, tai tada, suprantate, ten žmonės apribota jų, gali rekonstruoti, statyti kažką naujo. Ir tada nukrenta nekilnojamo turto vertė. Bet tai čia lygiavertiškai, ar kvapas, apie ką aš ir kalbu. Tai aš matau, kad žmonės nesupranta, kai bus kvapas, tai jūs niekam nieko neparduosit. Niekam nieko neparduosit. Nors sanitarinė apsaugos zona bus sulyg paukštynų, taip? Bet būtent produktas ten kūriamas jisai visur. Tai yra žmonių nesupratimas. Va. O tai, Danai, patikslinam jūsų tą bendruomenės poziciją. Jūs nesat kategoriškai prieš patį paukštyną. Ne. Mes nesam, mes norim, kad poveikia aplinkai vertinamas būtų atliktas korektiškai, įvertinus visą technologinį procesą, o ne tik tai patikinant, kad, žiūrėkit, mes čia paskaičiavom, viskas bus gerai. Ir technologinis procesas bus nenutrūkstamas ir mes jums garantuojam. Jūs negalit garantuoti, nes ne viskas nuo jūsų priklauso. Todėl, kad jūs esat įkaitai savo veiklos. Jums reikės ką daryti su kritusiais paukščiais, taip? O jeigu retavo tas stotis, kurie surenka kritusius paukščius, o jeigu ten kažkas atitiks, kur jūs dėsit kritusius paukščius, taip? Dabar jūs ventiliuojat, o juk sprantat ventiliuojant, juk vis tiek paukščių šitos pukai, plunksnas, viskas išeina. Jūs net nevertinat apie tai. Kad tai kažkur ant žmonių, ant galvų, kažkur gali pro langus skverbtis, mesgi kvapuojam šito oro. Jūs paklausėt apie vandenį. Štaip, o jeigu tai yra didžiulis objektas, apie ką dirbtinis intelektas, prie tokio, kad įvertinimo šitoje vietoje dirbtinis intelektas signalizuoja, kad gali išdžiūti žmonių šuliniai. Mes žinom, kad prieš kelis metus Buikų kaime žmonės vandens neturėjo. O kaip čia, bet jie patikina, kad viskas bus gerai. O kas bus, jeigu ne? Tai suprantate, jeigu būtų, sakykime, sutartis pasirašyta, kad jeigu šuliniai išdžiūs būtent dėl to, kad mes užtikrinsim Buikų Sakalų kaime gyventojams vandenį. Suprantate, tai yra daug klausimų, kur sutikimo metu būtų galima, bet jie net neteina čia į laidą. Nes jie nori iš jėgos pozicijos prastumti šitą projektą, o po to įvelti gyventojus į tuos ginčius, o kadangi, suprantate, tai yra verslo bendruomenė, jie turi resursų, mesgi matom iš tų procesų, kur aš minėjau, net pasiekia aukščiausią teismą, apeliacinėme teisme, yra suformuota tam tikra teisminė praktika. Tai mes jau turim instrumentą. Ir mes taip lengvai nepasiduosim, nes mes jau vadovausimės jau patvirtinę teisminę praktiką. Taip, kad ponai iš Agrojos, mes jums žadam neramų gyvenimą, jeigu jūs mums irgi sukursit neramų gyvenimą. Bet kol kas taip yra ir turbūt teks kovoti. Mes laimėsim. Mes laimėsim, todėl kad 21 amžius ir mes žinom, kaip kovoti ir kad tokių kaip jūsų, iš tikrųjų, socialiai neatsakingų įmonių jau situacija, jūs jau praėjusio laikmečio esat reliktai. Žiūrėkit, Danai, o dabar jau, kai kurį laiką veikia paukštynas, mes jau truputį palėtėm tą temą. Ar jau stebima taip, kad krinta nekilnojamo turto kaina, galbūt poveikis rekreaciniams teritorijoms? Jau yra stebimi kažkokie pokyčiai? Ne, niekas nieko nestebi ir mes dar nestebim, nes
Tai yra brangiai kainuojantis procesas, tai yra tada reikia, kad pradėtų. Mes esame bendruomenė, mes finansuojame tik iš savo veiklos, savo narių. Ir kas labai iš tikrųjų stebina, į tą susitikimą su aplinkos specialistais, atėjo tik mūsų bendruomenės nariais. Ir vienas šnipelis iš Akrojos, taip, moteriškė, kurie atidžiai viską ten, ašgi suprantu, mačiau, viską užfiksavo, viskas, tai va tiek va. Bet mūsų laikais tai, truputį juokingas toks požiūris, taip kaip vyksta tas bendravimas. Jis nejuokingas, jis yra suprantamas. Suprantat, žmonės iš tokios kultūrinės aplinkos. Jie taip įpratę. Jie jie turi ten ryšį su politikais dar daugiau. Tai nes pačioje pradžioje aš netgi girdėjau tokias kalbas. Jeigu negausim leidimą savivaldybėje, vis tiek mes turim stiprias pozicijas aplinkos agentūrai, vis tiek mes ten perlaušim. Ir tas mus labai sunerimino. O jūs turite, pavyzdžiui, Agrojai kažkokių konkrečių sprendimų, kurie gražintų tą pasitikėjimą arba atsirastų tas pasitikėjimas? Bet galėtumėte jiems kažkokį tai tokį ant lapo surašyti savo tiesiog nereikalavimus, o tiesiog pasiūlymus? Žiūrėkit, tai mes dabar dirbam čia yra dabar, aiškiai, toks procesas. Dabar, kaip aš minėjau, kad į frontą yra metomas mažosios bendrijos aplinkos specialistai pajėgos. Taip. Ir jie žiūri, kaip čia viskas bus. Juk jie dalyvavo šitam susitikime su bendruomenė ir jie gavo visus šitos raštus tame tarpe. Ir jie visą turi apie mūsų, apie tai, kad pasirašom sutartį, visą kitą, bet jiegi nenori, jiegi net nepaskambino, jie netgi laidą netėjo. Tai visi pasiūlymai yra. Jeigu mes pasirašytame, aš galvoju, kad dar daugiau. Galbūt net jie čia ir net nesiruošia ten nieko daryti, imituoja. Jie nori gauti leidimą ir kažkam parduoti labai brangiai. Aš neįsivaizduoju, kaip bendrovė su tokiais pajėgumais, su direktorium, kuris neturi jokios patirties tokioj veikloj, gali suvaldyti tokį, čia yra stambus pramoninis objektas. Tai yra, aš, pavyzdžiui, nesiryščiau su mano patirtim vadovauti keliom bendrovėm, bet aš šitoj nesuvaldyčiau, aš nežinau kaip. Už jokius pinigus nesutikčiau. Žmogus sutiko. Ir aš tada spėjau, kad jie nieko čia nenori, jie nori tik parduoti kažkam tai. Jis sakys, žiūrėkit, mes turim visus, jūs įsivaizduojat, mes jums duodam keptą... Iškeptą jau. Keptą viščiuką. Tai kepkit daugiau tokių viščiukų. Mes jų duodam su visais leidimais, visą kitą. Žiūrėkit, ir jokios atsakomybės, žiūrėkit, jums čia nereikės nieko investuoti, žiūrėkit, mes viską padarėm. Tai įsivaizduokit, kiek už tokią objektą galima, čia milijonus gauti. Tada klausimas, žiūrėkit, Humanita, ar ne? Čia kol buvo Pagiriuose. Užtenka pasižiūrėti tos bendruomenės. Jie labai gerai YouTube, reiškia, tokia irgi ištransliavę apskritai ten bendruomenė, ką jie galvoja ir kaip jie gyveno iki tada ir kaip gyveno po to. Kiek sudarė, suprantat, problemų. Tai matyti irgi ten Humanita kažkur ten nusipirko, ar kaip gavo tą leidimą, kaip jie ten gavo, nežinau, gavo, bet negali, jeigu jie gavo leidimą buvo su tokiais pažemintais reikalavimais, tai tada ir gali ir ten Pagirių ten gyventojams, suprantat, ten teistis ten, nes esminis momentas yra štai koks. Aš kalbėjau su vienu žinomu Lietuvos verslininku, labai žinomas etiniais sumetimais, nenoriu sakyti, nes jis turi didelį objektą, investavęs ten, aš galiu pasakyti apie 40 milijonų. 40 milijonų. Ir kažkaip mes su juo sutikome, jis dar nežinojo apie visą mūsų šitą istoriją. Sakau, kaip, klausyk, bet sakogi čia suvaldyti aplinkosaugą, sakau, čia tau daug labai kainuoja. Sako, klausyk, sako, žinai, čia schema yra labai paprasta. Atvažiuoja iš agentūros, sumoki baudą, sako, ten 150 eurų, ir po to ramiai gyveni pusę metų. Ir ta bauda neįpareigoja ten nutraukti, susitvarkyti? Ne, jinai neįpareigoja. Ir taip jis juokdamasis taip, žinai, čia. Sako, aš jau, sako, tu baudoje esu primokėjęs, žinai. Sako, bet tai gali uždaryti, žinai. O kaip jie čia uždarys mane, sako, žinai. Tai tokie dalykai, tada
aplinkosaugos komitetas, Jonauskas, komiteto pirmininkas, jie yra paruošę šitą kvapų paketą tokį Seime. Jis turėjo būti jau priimtas pavasarį. Na va, tai Čia tas vadinamas kvapų paketas. Kvapų paketas, taip. Jo, į ten baudos, visą kitą, va. Nu ir ką, tai va, aš su juo kalbėjau, man papasakojo, kaip prasidėjo vis tokių lobistų migracijos, noras susitikti, paaiškinti, kaip čia visiems bus blogai. Tai va, nuo ko mes pradėjome? Mes pradėjom su jumis nuo to, kaip čia taip suderinti interesus, ar ne? Tai interesų derinimas tik per kovą. Tik per kovą. Ir čia labai svarbu, kiek bus sutelkta ir pilietiška bendruomenė. Sakykime, va, išskyrus ten mūsų bendruomenė, dar vienas kitas jisai, nu, kuris, nu jo, čia žinai, bet čia aš neturiu laiko, va. Nu, tai aš vis tiek pasakysiu apie vieną, va, tą su pavardė pasakysiu. Nu, va, tokia Večerskiai gyvena, va. Vat, kažkada mes, kai kreipėmės dėl kiaulių, nes, nu, ten reikėjo susimesti pinigų, nu, ten nepodaug, ten po 100 eurų advokatam, va. Jie neprisidėjo. Mums sako, netrukdo. Dabar, kaip buvo, reiškia, su Paukštinu irgi, vat, Adolfui ten žmona paskambino, sako, ne, tai čia baikit, čia nesąmonės, čia niekas, sako, čia jokie paukštinai, jokių kvapų čia neleidžia, nu tai, o kaip sako, rudamina, žinai, nu tai ne, tai čia gal, žmogus nori nusimuilinti, o gal turi kažkokį interesą ten, gal, sakykime, kažkoks ten sutartis kažkur tai buvo, nežinau. Bet tai ta sutartis turėtų būti aukščiau jo paties gyvenimo kokybės, jamgi ten gyventi. Tai jamgi, to labiau, kad jis dar arčiau gyvena Paukštino. Aš kalbu apie tai, kad kartais suprantat, pilietinės pozicijos ir kultūros lygis apsprendžia neužimamas pareigos, kad ten gali būti kultūros ministras arba buvęs ten dramos teatro ten vadovas, tavo pilietinė pozicija ir tavo dalyvavimas toj bendruomeninėje veikloje. Jeigu tu nedalyvauji ir tu, reiškia, nenori nei ten 50 eurų atiduoti bendram reikalui, o tu galvoji, kad kažkas už tave padarys, tai va tokių labai daug yra. Tai paminėjot vieną šeimą, o tai va ta procentinė išraiška, jūsų tas bendruomenės aktyvumas, yra tokių žmonių, turbūt ne vien paminėti jūsų, yra ir daugiau tokių žmonių, kurios tenkina viskas. Taip. Aš supratau iš to, kad tai yra didelė problema, nes kada į Davangs su kiaulėmis atėjau, bet šį kartą, aišku, aš pavardės nesakysiu vieno kaimyno, nu, nes suprantat, nu, jisai paprastas žmogelis yra. Večerskis yra, nu kaip, žinoma, žmogus ir, sakykime, jo ta pozicija jau mane stebina, todėl aš nebijau pasakyti, nes, nu, visuomenė turi žinoti apie didvyrius mūsų teisingai. Bet va tas mūsų ten vienas kaimynas sako, klausyk, sako, žiūrėk, čia va toks dalykas, čia nori kiaulinkystės kompleksą. Nu, tai gerai, žiūrėsim, po to, kai jį paleido, prasidėjo tie kvapai, sako, klausyk, tai žiūrėk, ašgi tau sakiau, kad, žinai, nu jo, aš, sako, negalvojau, sako, jo, negaliu miegoti naktimis. Ir po to aš jam kitą klausimą, sako, žiūrėk, bet jie sakė, kad gali pamokėti iš tai, sako, o kiek, sako, o kiek, sako, žinai, nu, sako, jeigu gerai pamokės, nu, tai žinai kaip. Tai ir nejausiu tų kvapų. Nu, taip. Tai mes kalbam vėlgi, kaip jūs sakot, žinot, kur tą išreiškim, gyvenimo gerovė, kas lemia? Ar savivertė vidinė, ar kiek tu kišenėje turi pinigų? Nu, taip. Ir nieko mes čia nepadarysi. Ir aš neįsmerkiu, aš galiu smerkti kokį Večerskį, kuris nu, jau atrodo žmogus ten būtų pakilęs, ne, jau toks, ta turėtų ir savivertę jau, bet nėra savivertės, reiškia, žinai, reiškia, kaip čia, kad niekur nedalyvauti, tik tai, nu, kažkur ten neišleis nei euro, žinai, o kad tik tai kišenė patys pinigai ateitų. Va tai čia yra didelė bėda mūsų. Tai yra bėda ir lygiai taip pat mano paminėtas vicemeras, kuris tikrina, kad viskas čia bus gerai ir kvapų nebus. Čia irgi aš kalbu ir apie pilietinę poziciją. Ir savivertę, tu, kai esi politikas, tu užimi atsakingas pareigas.
Žinot, šventam rašte parašyta yra, kam bus duota iš to pareikalauta, o kam suteikti išieškota. Jeigu tau duotos pareigos kažkokios tai turi būti pareikalauta. Bet jeigu tu nėra kas pareikalaus iš tavęs, taip, tai tada dievulis pareikalaus, kai tau reikės akistata ar ne atsiskaityti. Mes tau davėm pareigas, taip. Ar tu jas tinkamai vykdai? Ar tu buvai vienodas teisingas visiems žmonėms? Ar tu tik tai tam tikrai interesų grupiai buvai atsakingas? Tai čia tokie klausimai, kadangi mes esam aktyvus krikščionis, tai mes domimės ne tik tai ekonomiką, bet mes domimės ir, ką sako Dievo žodis. Tai vicemeras turbūt taip aklai tiki, ką jam sako Agrojos atstovai. Jie jam sako, kvapų nebus, tą patį jisai jums sako. Aš žinokit, suprantat, šiaip aš visą gyvenimą dirbu su žmonėmis. Aš turiu šiek tiek tokį gebėjimą nuskaityti žmogaus veidrodinius neuronus, tai vadinamus. Ir aš matau, kaip iš jo buvo įmama interviu, žmogus išsigandęs ir žmogus, jis turėjo užimti tam tikrą, nes jis nemoka kaip diplomatas sutifikuota kalba. Jam, matyt, buvo pasakyta, žiūrėk, tu atstovauk ten, ir žmogus nesugebėjo išsivynioti, nes nėra politikas. Ir aš matau tokį užsisklendusi, išsigandusi žmogų, kaip čia taip man, pasakyti, kad man nebūtų blogai. Tai Danai, tai ir pratęsiam tą mintį ir pakalbam, ar Šalčininkų rajono savivaldybė, kažkaip tai ir šiuo atveju, ir kitais atvejais, pakankamai gina tą gyventojų interesą, juk čia ir savivaldybės interesai irgi kertasi, taigi savivaldybė mūsų deklaruoja, kad turizmas yra tokia viena iš prioritetinių krypčių rajono plėtros. Ir dabar jinai užima tokią poziciją, kaip čia pasakius, įkaitų. Aš manau, kad sako vėlgi, kad įkaitai. Reiškia, man paminėtas tas laiškas, kurį parašė Buikų gyventojai, kurie dirba Vilniaus savivaldybėje ir kurį kėlė klausimą dėl teisėtumo, kad neprieštarauja bendrajam planui. Vėlgi, jinai pati pasakė, gali ir taip, ar ne? Kad tu galėjai taip pamatyti ir taip pasižiūrėti. Tai viena vertus, jeigu, kaip sakyti, jie sako, kad čia nebus, viskas bus gerai, jokio čia kvapo nebus, tai ar yra savivaldybė specialistų, kurie gali tą visą, ir ar savivaldybė turi galių kvestionuoti, supranta jisai. Kita vertus, aš prisimenu pokalbį ir tą interviu, kurį davė administracijos direktorius Gžegošas. Jis iš tikrųjų, tai taip įdomiai pakalbėjo, sako, pats apskritai procesas visuomenės informavimo, jis nebuvo labai tinkamas, todėl kad Agroja nuėjo lengviausių kelių, tiek, kiek, sakykime, įstatymas reikalauja, bet sako, mes matėm, kad jie nesiekia informuoti ir komunikuoti su žmonėm. Tai čia buvo pasakyta Seimo aplinkosaugos komiteto posėdyje. Ir kita vertus, kad savivaldybė, jie, kaip sakyti, nepuolė aklai vykdyti ir nepasirašė po tą visą tą programą. Jie ten buvo suformavę dar papildomų klausimų, į kuriuos jie turėjo atsakyti. Tai šią prasme aš mačiau, kad tam tikra dalis savivaldybės atsakingų darbuotojų, jie atsakingai elgėsi, bet vicemeras, kuris garantavo, tai čia klausimas, kaip savivaldybei tie galios centrai pasiskirstys, nes toks yra gyvenimas, tokie žmonės. Jeigu ten yra tarybos nariai, kurie labai nori, kad šitas bus paukštinas, nes matyt turi savo interesų, tai ašgi suprantu, kaip veikia sprendimų priimimo mechanizmas, aš nesu naivus toksai va. Tai ir čia atsakant į jūsų klausimą, o kasgi tada nusvers? Kultūrinė dedamoji ar dedamoji 20 amžiaus pabaigos kultūrinė dedamoji, ar ne ta? Kuri? Ar šiuolaikinė dedamoji, ar ta dedamoji? Ar kad čia
skelbiamas, kad ten sukurs tiek darbo vietų, ar buvo skaičiuota, kiek vertės sukurs turistų srautai, kurie čia atvažiuos, ir ar nenuverties tos investicijos, kurios investuotos į tos kultūrinius objektus. Nes jeigu paukštynas veiks taip, kaip veikia Rudamina, kvapas ateis ir iki Jašiūnų. Vienareikšmiškai. Čia žiūrėkit, ta turisto paprasto tokia, kaip filosofija. Jisaigi turbūt nevažiuos ten, kur jisai besivaikščiodamas po gražius objektus, jaus kvapus. Taip. Jo, lygiai taip pat, kaip pas mus per tą kiaulio piką atvažiuodavo turistai ir užeidavo kvapas, turistai neužsibūdavo. Aišku, jie taip pajukaudavo, čia kažkokios naujas levantas, sako. Visai ne levandas. Jo, bet vėlgi sakau, mes turime matyti tą procesą, ta yra plačiaja prasme, kas yra rajonas, į ką jis orientuojasi. Juk šiandien rajonas pagal visus ekonominius, socialinius rodiklius, jis yra dugne. Taip. Pagal gyventojų perkamąją galę, rajono dar ekonomika palaiko tai, kad žmonės dirba Vilniuje ir GPM atveža čia ir tada pakyla vartotojas. Juk pažiūrėkit, kiek automobilių vartoja. Jo. Mes neturim tokių skaičių. Bet tokių objektų, kurie generuotų didelę vertę ir būtų didelį atlyginimai, čia pas mus tik tai keli objektai. Va. Paukštynas tai yra žemos pridėtinės vertės objektas absoliučiai, komplikuotas dar aplinkosauginė prasme ir didelis invazinis šliužas, taip aš jį pavadinčiau, į kultūrinę aplinką. Jeigu jis ribojasi su rekreacinė zona, jis jau kelia grėsmę, jeigu bus blogai prižiūrimas. Taip, kaip kūriama davo poveikio aplinkai vertinimas, tai yra sukūrimas invazinis šliužas į būtent tą rekreacinę zoną. Ot mano atsakymas, tai savivaldybė turi apsispręsti, į ką jie. Tai tas šliužas tai dabar, bet jeigu žiūrėt į ateitį ir per metus skaičiuoti to šliužo daromą kažkokią žalą, tai yra didžiuliai pinigai. Tai yra didžiuliai pinigai ir tada, bus sustabdyti turistų srautai, todėl kad gandas labai greit paeis, todėl kad mesgi kovosim visur socialinėse tinkluose ir visi matys, suprantat, ar verta važiuoti ten, kur, tu ateisi, kad tu gausi, žinai, laiką sugaiši ir smarvę kvepuosi, kas čia norės ir būti, ar ne, kas norės, pavyzdžiui, valgyti kavinėje, kur, smarvė, kur tu niekas nevalgys. Tai reiškia, bus sustabdytas rajoną apskritai, kultūrinis arealas tas, kur problema yra. O ko jūs tikitės dabar, jeigu taip akcentuojant, ko jūs tikitės iš savivaldybės? Tikėtumėmės gal. Savivaldybės, kad mes, pavyzdžiui, pasirašytume sutartį su savivaldybė ir kad savivaldybė padėtų mus taip pat, kai padėjo išguiti kiaulininkystės kompleksą. Mes dirbom kartu. Kol kas dabar aš negaliu pasakyti, kad dirbom, ar negaliu pasakyti, kad nedirbom. Ar čia labiau politiniai tie svertai? Tuomet savivaldybė buvo tokios aiškios pozicijos. Aš manau, kad yra politiniai. Taip. Aš manau, kad politiniai dėl to, kad anksčiau tai nebuvo, kadangi atsirado žmonės, kurie arti savivaldybės. Yra pačios politinės savivaldybės sistemos. Tai čia, čia nepaslaptys yra. Ir todėl aš manau, kad ir merui labai sudėtinga, nes meras, kuris tikrai labai rūpinasi kultūrinio paveldo ir jo apskritai plėtrą. Bet vėlgi sakau, meras irgi yra renkamas, ar ne? Taip. Tai jis irgi laikinas yra. Tai jūs nusiteikę kovai jau, bet ar dar pagalvojat, kad gali būti kompromisas rastas kažkoks su bendrovės atstovais? Su šita bendrovė. Jau nesitikite? Aš netikiu, nes jeigu jie norėtų, jie... Jau dabar kažką veikti. Jo, tai nebus kompromisas, tai čia tada gali būti šeimoje, kur gyvena du vienas kitą nekenčiantis sutuoktiniai, bet kažkaip jie turi gyventi, nes, vaikai visą kitą. Nes turi vaikų. O tai reiškia paukščiai. Žinote, mes tai matysim čia.
Mes esame laisvi žmonės, mes kai pasikraustėm tai čia, tai mes bet kada galime išsikraustyti. Nu, aišku, parduosim ten, sakykime, už pusę kainos, bet gyvenime juk, žinot, kaip esi laisvas ne kažkokiai kamerui su auksiniu tualetu, ar ne, bet tu gali su lauko tualetu, bet esi laisvas kur nors taip, bet savivertė tavo. Tu negali turėti savivertę, jeigu tu matai, kad tu nieko negali padaryti. Ir anksčiau ir vėliau tai sugniuždys tave. Ir tave sugniuždys. Labai paprastas dalykas. Tai suprantate, tas turtas tokiu atveju, nu, kas jisai tokia. Nu, ne tokia jau jisai ir vertė tą ne turi. Ne tokia ir vertė. Vertė tavo savivertė tokio. Nes jeigu iš tavęs tyčiojasi, jeigu tu matai, kad aplinkiniams žmonėms jie gali ir kvėpuoti, ir bet ko, ir gyventi, ir srutose gyventi, taip, bet svarbu, kad, nu, gera mašina gali pasipuikuoti taip, arba ten, nu, kom dar kam kažkom, brangių laikrodžių ten buvo. Matot, kaip pirmą pokalbį tokį turim, kur pakeliam, iš tikrųjų, kas gyvenime svarbu? Savivertė, ta savivertė, žmogaus orumas, tas, kuris, kada jisai gali, kada jo klauso ir jisai, tai, ką jisai sako. Matot, mano savivertė, žinot, aš irgi nemažai socialinėse tinkluose, ir aš kalbu tai, kai aš matau pasaulį, ir kai aš matau, kad svarbu ne pasiekmė, o svarbu, kas tą pasiekmę sukėlė, tai tada, žinot, labai yra sudėtinga, nes visiems labai, kaip sako, žmonės dabar vertina ne pagal faktus, o taip vadinamas naratyvus. Naratyvas suformuotas, ir to kaip tau yra gerai tą būti naratyvą. Taigi yra taip saugu, taip yra komfortiška, ne? Tu kaip kapsuliai tam naratyvę gyveni ir... Faina, jo, žiūrėkit, mane čia kažkur kviečia ten į televiziją, ten, ne mane asmeniškai, bet tą naratyvininką, kuris suformuotas. O jeigu tu turi kitą poziciją, bet aš visada sakiau, kad aš geriau galiu būti ne naratyvę, bet jausti komfortą dvasinį. O žiūrėkit, kalbant apie tą konkrečią problemą, toks viešas ir nepriklausomas monitoringas tos aplinkos, ar turėtų įtaką kažkokią, tai ar norėtumėte, kad tai būtų? Tai žinoma, mes viską surašėm, ką mes norim. Mes viską surašėm, bet ir mes sieksim viso šito ir galų gale, vėlgi, aš kaip pačioj pradžioje, mes telkiam jėgas ir aš manau, kad daug bendruomenių pasijungs ir tada mes pakeisim, pirmas mūsų tikslas, tai yra pakeisti ateityje visuomenės informavimą apie tokių projektų, kažkokį tai projektavimą, kad būtų tinkamai žmonės informuojami. Antras dalykas, kad būtų priimtas kvapų paketas, aš tai suprantu, be kitų bendruomenių aktyvių įsikišimo mes vieni nepadarysim. Todėl, kad už mūsų nestovi pinigai, kurie, nu, daro savo, kurie rinkimams, bet jie daro, mes turėsim ausis ir akis. O tai irgi labai stiprus ginklas, kuris kartais nugali ir pinigus nugali. Tai yra visuomenės aktyvumas. Dar buvau pasiruošus jūsų paklausti, ar galbūt kažkokia tokia dialogo platforma tarp jūsų, tarp Agrojos, kurioje dalyvautų ir savivaldybė. Jeigu sukurt tokią platformą, kur ten nuolat vyktų kažkokios tai diskusijos, vieni kitų klausytųsi, įsiklausytų, bet turbūt jau neverta klausti. Turbūt tą platformą neįmanoma šiuo atveju. Žinote, dabar daug kalbama, tai vyks dėrybos ten Ukrainos, Rusijos ir kūrė ten šitos Minsko, ten Stambulo platformas, viso kitų. Ir visi žaidžia visą tą žaidimą. Ir ne vienai pusė nereikia tos platformos. Nes tas žaidimas visiems patinka, nes iš to, generuojami dideli pinigai, tie pinigai kūrė didelę infliaciją, tai nukenčia žmonės, sakykime, kaip mes va. Tai lygiai taip pat, tai jie ten, išprantat, gali kurti tas imitacinė platforma. Pačioje pradžioje buvo aišku. Jūs supraskite paprastą dalyką. Suaugęs žmogus, jis nepasikeičia. Jis negali pasikeisti. Jį galima jo tas kultūrinį supratimą vaikystėje suformuoti. Šeimoje, kaip tu jo. Visą kitą tu gali jį tik priversti.
Nes jeigu jie sakys, jo, mes čia su jumis šnekėsimės, nu tai ką, tai susitiksim, užprotokoluosim, parašys per tiek tai laiko, po to prasidės ping-pongo variantas. Aš esu praėjęs tai jau. Gyvenime daug matęs. Tai žiūrėkit, o kare kaip kare, ar gali dabar, nežinau, ar galite išduoti, ar čia jau kaip reikia karo tokių paslapčių laikytis, jūsų dabar artimiausi žingsniai? Artimiausiai žingsniai mes turim sulaukti atsakymų iš poveikio aplinkai vertinimo dokumento. Tai ir tada mes matysim, ką jo. Ir jeigu ne, tada kreipsimės į teismą, kvestionuosim, tai antras tai bus, ko gero, teisme susitiksim. Va, tai. Tikite savo pergalę? Jau minėjot, kad tikite. Žiūrėkit, aš tikiu ne mūsų asmeninę pergalę. Taip, aš tikiu apskritai visos Lietuvos bendruomenių, nes tai yra ne tik tai mūsų, tai yra visos, kur žmonės kenčia, Kazokiškių, Humanita, Rudaminos, Paukštynas, jie čia irgi, Delfi ten buvo didžiulis straipsniai, kokie jie dabar malonus ir pūkuoti. Koks dabar Paukštynas, kaip jis modernizavosi, kaip yra ten direktorius ir kiti. Nu, bet kai važiuoja ryte į darbą, nu, tai jie paleidžia tą kvapą. Taip, jos privertė išnaikinti paukščių deginimą, kuris ten sukuria, privertė ten daryti tą uždarą. Nu, stiklą tokį. Jo. Bet ventiliavimas, suprantat, jie, ko gero, neinvestavo į probiotikus, į tą pašarą, kuris suriša kvapustas, nes tai yra brangus, ir taip pat į filtravimą. Jie pastatė ventiliatorius pagerinti gyvenimą paukščiukam, kad jiems būtų geras oras, suprantat, kad neperkaistų. Tam reikalingi galingi ventiliatoriai. O kur tas viskas išeina, tai vat ryte ir išeina. Taip. Tai vat reiškia, kova jie irgi nebaigė tenais, nors jie laimėjo visus teismo procesus, suprantat. Tai visi jie gudrauja, jie žiūri, čia žinot, kaip ten iš savo, vasako, turim aviganį ir katę turėjom, katės nebėra. Jie tarpusą taikaus sambuvio politika, žinot, tokia va. Jie visi jaučia, kur kiek tu gali žingsnį žengti, žinai. Katė žino, šuo, žinai, jinai nuskaito jo tos neuronos, manęs nepuls, bet jeigu žengsiu dar žingsnį, gali mane puls. Jo tada vienas į kitą žiūri. Ir gerbė savo teritoriją. Tai va tokių, va, tai lygiai taip pat, arba grįžtant prie Ukrainos atveju to. Viskas įsispręs mūšio lauke. Viską lems, kas turės daugiau galių. Jeigu mes suakumuliuosim didesnę galę tų mūsų palaikančių, tada mes laimėsim. Jeigu jie suakumuliuos didesnę politinę ir finansinę galę, tada jie laimės. Tada mes turėsime išsikelti. Bet aš nedarau tragedijos iš to. Bet ką liks kiti žmonės, kurie čia negali taip įsikelti kaip mes. Mes atsikėlėm iš labai gero Vilniaus rajono, mūsų sakė, ką jūs čia į kaimą atsikėlėt, žinai. Bet aš juokauju, sakau, matot, kai mes gyvenam Vilniuje, ten buvo tik tai 11 arų ir mūsų avigonių per mažai vietos buvo, sakau. Tai mes čia 0,5 hektaro nupirkom, sakau, suprantat, iš karto. Nes žmonėms nebuvo galima kaip paaiškinti, visiškai nelogiškas mūsų sprendimas, iš Valakampių atsikelti į kažkokį Šalčininkų kaimą. Atrodo, logikos buvo mažai, bet po to stebint jūsų kūrimas, taip. Tai išsivystė į kažką gražaus ir prasmingo. Dėl to, kad mes matėm, kad ten nėra sugriuvę, dėl to, kad tai yra tikrai labai, labai gražus kraštas, kai mes apvažiavom ir mes supratom, mes nesikelsim į prestižinį Trakų kažkur pakrantės, nes mūsų tas neveikia ten prestižas, mūsų ne prestižo reikia, mūsų gyvenimo kokybės. Tai vis tiek, renkantis gyvenamąją vietą, veikia ten kažkokia strategija, jūs vis tiek pasiruošę buvote kažkokios ramesnės vietos ieškoti, arti Vilnių, daug visokių niuansų. Kad netoliau kaip 0,5 valandos važiavimas, kad tai būtų vanduo, upė, nes aš vaikystėje gyvenau prie upės, gimiau, tai va. Sako, kas gimė prie upės, tai renkasi visada prie upės vietą. Kad būtų geras privažiavimas, kad būtų elektra ir kad aplink normalų žmonės. Ir kad nebūtų paukštyno. Tai vat, kada mes atsikėlėm, mes palaukiam 6 metus, mes matom, čia viskas yra gerai, tada jau čia investavom.
Taip, kad ne šiaip čia, kad mes spontaniškai ar ką. Ne. Tai 6 metai nieko nebuvo. O po to atsirado vat, tokie. Nu, gyvenimas to įdomus. Jūs pasieksite tą tokią patirtį, kad iš kitų kraštų atvažiuos bendruomenė su jumis konsultuotis, kaip kovoti prieš tokius nesąžiningus verslininkus. Jo, tai jau mes jau konsultavom su kiaulėmis, jau buvo jo tai va. Tai, tai dabar dar didesnė patirties. Tai kaip sakyti, gyvenime niekada nereikia dėl nieko gailėtis, tik daryti išvadas. Tai mūsų toks ir moto yra.